Šiandieną švenčiame derliaus šventę, Anelų sargų kermošių ir tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną. O kiek visokių įdomybių, kiek visko galėsit pamatyti, išgirsti, paragauti. Vienoje vietoje nestovėkim, visur eikim, žiūrėkim, dalyvaukim ir mėgaukimės gamta. Šiandien gerosios laumės, saugančios veprių geldutę, mums saugo ir gerą orą. Ačiū joms, paplokime geldutėms. Šiandieną savo šventėje sulaukėme garbingų svečių. Norime pakviesti Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkę Loretą Graužinienę. Labą dieną. Sveiki. Ukmergės žinios. Labą dieną visiems. Be galo malonu ir gera būti čia tokioje gražioje šventėje. Ir labai svarbu, kad šventė pagaliau persikėlė iš pačios Ukmergės ir atvyko į Veprius. Ir tai, kad Vepriuose visus metus dūzgė mažoji kultūros sostinė, turbūt žino jau ne tik tai Ukmergės viso krašto žmonės, bet ir žino ir Lietuvoje. Taigi dar kartą noriu visiems padėkoti, kurie šios metus buvote aktyvus, kurie ne tik šokote, grojate, bet ir atėjote klausyti ir paploti. Ir labai svarbu, kad mūsų Ukmergės krašto bendruomenė būtų didelė, stipri viena šeima. Taigi sveikinu visus su visom šventėm, kurios šiomis dienomis yra, o svarbiausia su geru oru, gražia nuotaika ir gera, gražia šventė šiandien. Ačiū labai šeimininkams, ačiū visiems. Ačiū labai jums. Kviečiame Seimo narį Arūną Dudėną. Mėlieji, tai išties graži šventė ir Veprius myli Dievas. Myli Dievas už tas, kad atsiuntė tikrai gražų orą. Tai tikrai visiems gražios šventės, pabūkime, pasidalinkime gerą nuotaiką, ūkininkai pasidalins savo derliumi. Geras ar negeras jisai buvo, bet jisai buvo ir ką? Pašvęskime. Tikrai pašvęskime. Gerai, ačiū. Ačiū Seimo narį. Na, o dabar norime pakviesti Ukmergės rajono merą Rolandą Janicką. Paplojam visi. Pasitinka merą. Prašom. Labą dieną, mėly ukmergiškiai. Labą dieną, gerbiami svečiai, Seimo nariai. Aš labai džiaugiuosi, kad mes su kiekvienais metais mūsų Ukmergės bendruomenė stengiasi daryti šventes, į kurias galėtume surinkti visus į vieną krūvą. Ir tikrai yra idėja, kad rudenį pabaigus darbus mes galėtume į vieną būrį sukviesti mūsų šauniuosius Ukmergės krašto ūkininkus, kurie tikrai darbuojasi nuoširdžiai ir kuria mūsų valstybės galią, kartu pakviesti bendruomenių atstovus, švęsti kartu visas kartas, ir jaunus, ir pagyvenusius, nes tik buvimas kartu neša gyvenimo džiaugsmą. O būnant šitam nuostabiam, kaip pristatė vedantieji, legendomis apipintame krašte, nieko kito nebelieka, tik tai švęsti. Taigi su švente. Pasveikinkit vieni kitus, greta sėdinčius. Ačiū. Pasveikinkit greta stovinčius, apkabinkit vieni kitus su švente. Ačiū. O dabar, kad prasidėtų šventė, tai yra tokia sena tradicija mūsų. Reikia puodynę sudaužyti. O kol duš puodynę, kad geriau pinigėliai pasklistų, reikia triukšmą kelti. O paskui visus vaikus kviečiam pinigėlių rinkti. Mėly vaikai, ateikit arčiau. Arčiau. Pinigėlių gausite surinkti.
Ateikit, sustokit į didžiulį ratą. Pasiruošę. Ateikit arčiau. Šventė prasideda.